Toji diena nieko nesiskyrė nuo kitų nuobodžių vasaros dienų. Na, buvo karšta, tvanku. Saulytė švietė ir šypsojosi, nors retas, kuris iš praeivių atkreipdavo į ją dėmesį. Taigi, kaip ir sakiau, buvo tvanku, o danguje nė vieno niūraus debesėlio. Gatvės buvo sausakimšos, pilnos įvairių transporto priemonių, garvežių, automobilių, motociklų, nežinia kur skubančių žmonių ir eilinių erelių, kurie tiesiog nerėsi iš kailio, norėdami parodyti savo sparnų didumą, o kaip nepamatysi ir visų tų žavių balandėlių. O, net gražu pažiūrėti, nors tokia ta mūsų miesteliukščio kasdienybė. Ir vėlgi grįžtam prie kasdienybės. Miestelio pakraščiuose esanti Svajonių jūra ramiai ir nuobodžiai skalavo karštojo paplūdimio smėliuko. Skalavo ir skalavo. Skalavo ir drėkino. Drėkino ir skalavo. Tokia nuobodi harmonija tęsiasi visą šimtmetį iki didžiosios dienos. Ta diena prasidėjo taip pat nuobodžiai kaip ir visos kitos. Bet kažkas buvo kitaip. Manot, jog buvo per daug tylu ar kažkas panašaus? Ha, nė velnio, buvo triukšminga. Tie patys žmonės ir transporto priemonės. Tie patys ereliai ir balandėliai. Tik Svajonių jūra buvo jau nebe ta, nes neskalavo į smėliuko, o vietoj to tiesiog atsitraukė nuo mūsų miesteliukščio, nuo viso to triukšmo ir panašiai, kaip ir pridera rutinos nukamuotiems žmonėms, niekas šio mažyčio pasikeitimo nepastebėjo. Toliau, gerai, montažas bus, toliau, muojam, toliau. Jo, jūs ir tipo, nuokit, va taip. Gerai. Kaip ir pridera rutinos nukamuotiems žmonėms, niekas šio mažyčio pasikeitimo nepastebėjo. O juk jūros atsitraukimas reiškia didžiosios nelaimės tsunamio pradžią. Staiga saulytė sučiaupė savo šypseną ir pasislėpė už niūrių ir drėgnų debesių. Debesys prapliupo lietumi, o prapliupo smarkiai. Rodos, dangus su žeme pradėjo maišytis. Lyg to nebūtų maža, grįžo ir Svajonių jūra, tik jau nebe tokia svajinga, greičiau apimta agresijos ir sumaišties. Ta kartą, ta kartą bangos drėkino ne tik smėliuką, bet ir garvežių vairuotojus, automobilių įkaitusias padangas, motociklų variklius, namų stogus, nežinia kur skubančius žmonės, aistra alsuojančius balandėlius ir visų tų erelių sparnus. Sakyk, aš noriu. Ša. Ir visų tų erelių sparnus. Tuomet visi buvo lygūs. Didžioji banga netodairiškai sunaikino viską. Namus, parduotuvės, viešbučius, transporto priemonės ir netgi žmonės ir... Laukite tęsinio.